Tai sveiki atvykę į 85-ąjį WordPress Kaunas meetupą. Taigi WordPresso bendruomenė pasaulyje vis dar auga po truputėlį ir bet kur nuvykę rasi draugų, net 93 šalyse, virš 500 000 meetup grupės narių, kurie vienaip ar kitaip yra išreiškę nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Tai kaip atrodo Lietuva, šiuo atveju ir Kaunas, tai Lietuvos WordPress grupė yra 1000 narių, o iš viso WordPress'as turi 638 grupės, tokias kaip mūsų WordPress Meetup Kaunas. Tai kasgi ta bendruomenė ir ką čia veikia, tai galim veikti iš tikrųjų ką tik norim, ką sugalvojam, tą ir veikiam. Tai turėsiu paskui skaidrę apie tai, ką galim veikti gal kitais metais, kad būtų truputėlį įdomiau. Tai komanda mūsų, dalis čia yra, dalis dar ateis, Justina, Arūnas, Šarūnas, Ainis ir aš. Tai mes dabar esam tie, kurie šitos dalykus daro, galim į komandą prijungti ir daugiau žmonių, jeigu norit. Didžiausias dalykas, kuris dabar vyksta pas mus, tai yra WordCamp Lithuania, WordCamp Lietuva kitų metų. Vakar išsiunčiau KTU Santakos slėnio patvirtinimą Amerikai, WordPresso Foundation, ir laukiam atsakymo, ar viskas bus gerai, kaip ir lokacija yra, data yra, tai turi buvo ateiti galutinis patvirtinimas, ar viskas gerai, ar galim daryti ir tada važiuosim toliau su organizavimu. Taip, kaip galima prisidėti prie WordPresso? Būdų yra nemažai. Dokumentacija, vertimai, peržiūrėti pluginus, programavimo darbai, marketingas, renginiai, kaip ir šis, WordPress TV, tai tarkim galim būtų šitą medžiagą ruošti, dėti titrus, viską, kad ten atsirastų ten, kur ir visų WordCampų video. Migracijos procesas vyksta irgi tas projektas, kad galima būtų lengvai į WordPress ateiti ar iš jo išeiti. Nu ir galima, žinoma, aišku, prisidėti pinigais. Tada, kur rasti bendruomenę, tai daugiausia bendravimo vyksta turbūt techniniais ir ne tik klausimais Slack'e. Ir yra 2 Facebook'o grupės ir YouTube'o kanalas. Tada stengiamės dabar dėti įrašus į YouTube'ą ir Facebook'ą. Tai jau paskutinių meetupų juos rasit. Ir klausimas tada, ką veikiam kitais metais. Tai šiais metais darėm vien tik tai tos kalbančių galvų formatą, kai yra pranešimai. Ir kažkaip atėjo noras, kad galbūt įtraukti labiau praktikos. Kaip ir šiandien bus antroji daly, kad galima būtų kažką daryti. Ir dabar darydom kas 3 mėnesius tokį didesnį formatą nuo 3 valandos. Tai galbūt reikėtų pabandyti daryti truputėlį dažniau, bet mažesnius, kartą kas 2 mėnesius. Aišku, išsimes vasarą ir kalėdos ir galbūt pradėti tada vakare po darbo ir šiek tiek anksčiau baigti. Tada temos gali būti įvairios. Svetainės greitis, serveris, tie patys pluginų kūrimas ar kažkokio kodo įterpimas. Dabar nesniai pradėjom kalbėti su kolegom apie žalias svetainės, carbon neutral, tada dizaino dalykai, SEO, konversijų siekimo įdiegimo. Tai čia mes iš esmės galim daryti bet ką, kas tik tai mums rūpi patiem. Ir čia reikalingas tada bendruomenės įsitraukimas, kad ne vien tik tai keli organizatoriai galvotų, bet atitiktų jūsų poreikius. Ir šį renginį remia tai KTU mums suteikia patalpas, Omnisendas leidžia pasivaišinti užkandžiais ir finansuoja filmavimą, Rocket Science kolektyvas skiria laiko organizuojant šitą renginį. Ir kitais metais jau mes kol kas rėmėjų neturim, nes Omnisendų buvo susitarta metams, žiūrėsim, pratęsim gal diskusijas ar ne, tai renginiams reikia iš esmės šitų paprastų dalykų. Tai reiškia, jeigu žinot įmonę arba jūsų įmonė nori prisidėti, tai išlaidos tikrai nėra didelės, tai labai laukiam. Ir šios dienos programai turim Loretą ir Arūną. Loreta jau atvyko, Arūnas dar pakeliui ir važiuojam tada toliau. Tai ką dabar, įžanga eina į pabaigą. Tada Loretos pranešimas, kurio tema šiek tiek pasikeitė. Bet nieko baisaus, bus gal dar įdomesnė. Ir Arūnas žadėjo mums padaryti workshopą WordPresso command line. Nu ir paskui einam į Talutį, šį kartą rezervavom nuo 6 valandos. Ir
kviečiam Loretą. Sveiki visi. Tai taip, šiandien mano tema pasikeitė, kadangi sužinojau, kad visi čia bus plus minus programuotojai, tai pagalvojau, kad tema apie tą visą agentūrinį darbą nelabai tiktų, tai dėl šios priežasties atsinaujinau, kalbėsim apie SEO svarbą, būtent kuriant naują tinklalapį arba optimizuojant dizainą jau esamą tinklalapį. Tai nuo pat pradžios sužinosime, kodėlgi reikia jau nuo tada pradėti galvoti apie SEO, kokius faktorius reikia žinoti, analizuoti ir spręsti. Ir kaip padaryti taip, kad jau nuo pat pradžių nauji tinklalapiai būtų mėgstami Google robotų. Tai pradėsiu nuo pat pradžių. SEO skirstamas į on-site ir off-site dalis. Tai tos svarbiausias dalis yra techninė programinė dalis, raktinių žodžių analizė, URL struktūros analizė, turinio optimizavimas. Toliau eina konkurentų ir raktažodžių konkurencingumo analizė ir išorinių nuorodų kūrimas. Tai ne veltui čia didžiausią pyrago dalį paima on-site dalis, tai yra vidinė dalis. Ir toliau, kodėlgi on-site dalis būtent yra labai svarbi, norint migruoti į naują tinklalapį. Papasakosiu šiek tiek apie SEO reitingavimo faktorius. Tai jų yra daugiau nei 200 ir per metus mes sulaukime daugiau nei 20 oficialių ir neoficialių Google algoritmo atnaujinimų. Tai kaipgi mums čia visus tuos SEO faktorius ir visus algoritmo atnaujinimus stebėti, sekti ir žiūrėti, nes būtent nuo tų faktorių ir priklauso kiekvienos tinklapio, kiekvieno pozicija, reitingas ir matomumas organiniai paieškoj. Tai kadangi vyksta tiek daug pokyčių, nuolatos algoritmo atnaujinimai, tie reitingavimo faktoriai keičiasi, tai tam, kad užtikrinti naujo tinklapio paleidimą į tą interneto pasaulį, reikia atlikti vienus iš svarbiausių vidinio SEO optimizavimo darbų. Ir prasideda viskas nuo techninių rekomendacijų. Tai dažniausiai visi klientai ateina ir sako, man reikia gražaus tinklapio. Ir programuotojai visi pradeda siūlyti dizainus, tam tikrus funkcionalumus, bet būtent iš SEO pusės yra nemažai dokumentacijos, kurios ką turi turėti tinklapis, ką turi palaikyti, kokie parametrai turi būti programiniam kode, kurie padės tinklapiui pasiekti aukštesnės ir geresnės pozicijas Google paieškoje. Tai pradžiai reikia žinoti tas rekomendacijas prieš pat kuriant naują tinklapį. Ir kartais taip nutinka, kad jau yra programuojama demo versija, yra tam tikras sukurti versija, kuri bus paleidžiama, tai tuo metu mes tikrinam visą programinį kodą, skenuojame visus landing puslapis, skenuojame visus tagus, parametrus ir tikrai yra nemažai dalykų, kurie trukdo reitingavimui. Visas tas rekomendacijas, taisytinas vietas mes pateikiam programuotojams, nes tos klaidos, jeigu jos bus paleidžiant naują tinklapį, bus blogai vertinamas Google robotų. Ir aišku, turinio valdymo sistemos auditas. Tai čia eina kalba ne tik apie SEO jausto pluginą. Yra
nemažai kitų papildomų funkcionalumo, kuris padės tinklapiams ir ateityje, ir padės tinklapiams ir tinklapio administratoriams tvarkingai valdyti landing puslapius, tinklalapio dizainą. Tai čia mes peržiūrim ir redirectų modulį, jeigu jo nėra, rekomenduojame turėti. Jeigu tai yra daugiakalbystės naujas tinklapis, tai taip pat peržiūrėjom, nurodome, kokie turi būti nustatymai, viskas tai yra surašoma ir atiduodama arba programuotojams, arba klientams, o jie jau perduoda programuotojams. Kai mes atliekame tą techninės dalies patikrinimą, programinio kodo patikrinimą, toliau eina raktinių žodžių tyrimas ir analizė. Tai kai dirbame su esamais klientais ir tinklapis jau yra paieškoje, tai mes kaip ir žinome tuos raktinius žodžius ir mums nereikia investuoti tiek daug į raktažodžių analizę. Tačiau jeigu tai yra naujas produktas, mes turime nemažai investuoti į raktinių žodžių analizę, pasižiūrėti konkurentus, pasižiūrėti, kaip aplamai keywordai rodo, kokius rezultatus organiniai paieškoje. Ir būtent, kai mes žinosime raktinius žodžius, mes galėsime juos visus sugrupuoti ir priskirti prie esamos struktūros, patikrinti, kokių landing puslapių reikia turėti, kokie raktiniai žodžiai bus sugrupuoti su kokiais landing puslapiais ir surašyti rekomendacijas. Dažniausiai taip nutinka, kad reikia tiesiog pridėti papildomai kažkokių tai puslapių, o kartais būna taip, kad jų per daug yra ir tai reikia stebėti ir pataisyti šitas klaidas dar prieš paleidžiant naują produktą arba migruojant, pakeičiant dizainą. Kita dalis - turinys. Dabar visi apie turinį kalba, tai kad jisai labai svarbus ne tik tais Google robotams, bet svarbus ir naudotojams. Naudotojai pradėjo skaityti, pasikeitė jų požiūris į tekstus, jie skaito produkto aprašymus, skaito produktų kategorijų aprašymus ir aplamai nori žinoti, kas yra, ką jie perka. Tai kai mes atnaujinam tinklapį, kuris jau yra internete, labai svarbu išlaikyti turinio kiekį. Tai yra negalima, kad jo būtų mažiau nei prieš tai buvusiam tinklalapyje. Tai turinys turi būti išlaikytas, turinio kiekiai turi būti išlaikyti ir naudinga, kad jo būtų dar daugiau, kadangi keičiasi struktūra, keičiasi gal šiek tiek išdėstymas tų pačių prekių produktų. Dėl šitos priežasties dažniausiai paleidus naują tinklapį, to turinio būna daugiau. Jeigu tai yra visiškai naujas tinklapis, tai aišku, šitoj vietoj kuo daugiau turinio, tuo yra naudingiau. Ir svarbiausiai, aišku, investuoti laiko į raktinių žodžių analizę, reikia surinkti raktinius žodžius ir žinoti, su kokiais paieškos rezultatais norime būti toje paieškoje. Šita dalis, 301 redirectai, jinai yra svarbi tuomet, kai mes atnaujinam tinklalapį. Ir dažniausiai išgirstu tokį klausimą. Pas mus keičiasi tik dizainas, mes nieko nekeičiam, pas mus keičiasi tik dizainas. Viskas lieka taip pat. Tačiau taip nebūna. Nebūna dėl to, kad vis tiek kažkuri tai dalis keičiasi. Tai mums reikia, kad pasiliktų tos pozicijos, pasiliktų srautai ir tie patys rezultatai po migravimo, to visi tikisi. Ir visiems to reikia paruošti redirectų sąrašą. Tai mes skenuojame visą esamą seną tinklalapį, pasižiūrime ne tik tais, kas yra dabartinėme, kokie yra pasiekiami puslapiai, bet ir kas yra Google indekse.
Nes dažniausiai, kas yra Google indekse, tas jau nebėra dabartinėme tinklapyje ir mes pamirštam apie tos puslapius. Sveiki. Mes turim sudaryti visą tą sąrašą, rasti atitikmenį naujame tinklapyje ir jeigu mes matome, kad URL dalis arba URL pavadinimas bent šiek tiek keičiasi, mes turim daryti nukreipimą. Visą tą nukreipimų sąrašą mano praktikai dažniausiai keliama į serverį tam, kad redirectai veiktų greičiau, bet ir buvo tokių atvejų, kai per redirectų modelių WordPress tiesiog įkėlė, tai čia nusprendė programuoti, tai mes jau nesiginčiam. Redirectai irgi veikia ir taip, ir taip. Ir aišku, taip kaip ir visi paleidę jau naują tinklalapį, dažniausiai pradeda patikrinimas visų dalių, ar viskas veikia, ar veikia mokėjimai, apsipirkimai, ar tvarkingai suvaikšto visi veiksmai. Kaip programuotojai tikrina naujai paleistą tinklapį, taip ir mes jau specialistai dar kartą patikrinam techninę dalį, pasižiūrime, kokios klaidos buvo rastas demo versijoje, ar jos ištaisytas, ar jos sutvarkytas ir ar neatsirado papildomų klaidų, kurios kenkia tiesiog reitingavimui ir matomumui ir pozicijoms. Toliau eina turinys. Mes turime įsitikinti, kad visi meta tagai, meta duomenys, meta description, jie visi perkelti į naują tinklapį, jie visi yra užkelti ir matomi Google robotams. Būtinai reikia dėl no index, no follow tag. Kartais taip nutinka, kad pamiršta nuimti ir tiesiog tada reikia sureaguoti daug greičiau, kol nepamatė Google robotai. Aišku, patikrinam, ar nukreipimai veikia tvarkingai. Vėlgi, jeigu tai buvo seno tinklalapio atnaujinimas, jeigu naujas tinklapis, jisai neturės nukreipimų ir būtinai funkcionalumas. Kuo daugiau akių tikrina naujai paleistą tinklapį, tuo laimingesnis klientas. Naudojami įrankiai. Tai pagrinde SEO analizės įrankiais, kuriais mes naudojamės, yra Google produktai, tai Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manageris, yra papildomai elgsenos analizės įrankių. Tinklapius skenuojame būtinai su Screaming Frog arba su DeepCrawl. Jie elgiasi taip kaip Google robotai, dėl šitos priežasties galima matyti nemažai klaidų. SEO metrikas, kurios reikia stebėti ir žinoti prieš paleidžiant naują tinklapį, tai yra mes turime sužinoti, kurioje dabar vietoje yra mūsų klientų tinklapiai arba mūsų tinklapiai. Ir paleidus naują tinklapį, būtinai reikia irgi stebėti, ar tos metrikos nepakito neigiamai. Jeigu teigiamai, tai valio mes to ir siekiam. Na ir aišku, techninės dalies, techninio tinklalapio išlaikymas ir tvarkingas palaikymas suteikia Google robotams tokį mėgavimąsi pojūtį. Ir kai Google robotai mėgsta tinklapius, jie kelia aukščiau, o mes to ir norim ir tikimės. Ačiū. Gal turite kokių klausimų? Tik dažniausiai, kas būna didžiausia bėda šitam procese? Migruojant? Turbūt nesusikalbėjimas. Ne kažkoks techninis klausimas? Ne techninis klausimas, nesusikalbėjimas. Tiesiog dažniausiai paleidžiam, svarbu labai yra komandinis darbas. Svarbu yra, kad visos pusės būtų vienoje siekti bendro tikslo. Tai kai to nesusikalbėjimo yra, nėra to nesusikalbėjimo, tada procesai vyksta tvarkingai, mes paleidžiam naujus tinklapius, programuotojai atsako už savo pusę,
SEO specialistai už matomumą organiniai paieškoji, na ir aišku, čia įsijungia ir kitos marketingo disciplinos, taip kaip Google Adsai, ten irgi yra atnaujinami ir linkai, reklama veikia, klientas patenkintas. Bet nutiko mano praktikoje, buvo tokių atvejų, kai kažkas be tiesiog perspėjimo paleidžia ir tada mes galvom, kas čia nutiko. Ar klausimai, gal ne taip giliai pagal jūsų temą, bet panašiai. Sakykime, kuriamas startuolis, reikia naujo puslapio, jisai bus optesnis, būtinai ar galima, sakykime, kažkiek tai darbo atiduoti dirbtiniam intelektui, ten yra promptai, taip toliau, vis ten kažką tai sukuria pagal tai, ko reikia, o paskui jau ateinti pas savo specialistą, ten pririšinėti su situacijomis. Nu, ta prasme, ar šita pradžia tokia jinai normali, ar labai reikia žiūrėti kaip nuo galima nežinau? Ne, tai eina kalba apie techninę dalį. Sakau, kad reikia pradžiai techninę dalį, tai yra vidą sutvarkyti, o turinys yra tik tais maža dalis iš mano apsakytų darbų. Tai techninė dalis, tada eina raktinių žodžių analizė, turinys ir paleidimas. Tai sakyčiau, su AI jūs galėsite surinkti raktinius žodžius ir sukurti turinį, bet ta techninė dalis, AI dar neturi tokių galimybių surašyti dalykus, kurie trukdo reitingavimui. Tai sakyčiau, vis tiek reikalinga SEO konsultacija, ką turi palaikyti naujas tinklapis, naujo turinio valdymo sistema galų gale. Nu, kaip ir tą puslapį jisai gali netgi sukurti, sakykime, yra ten tie, jeigu turi mokamą versiją, sakykime, čia šitie promptai puslapio kūrimo, aš dar nebandžiau, bet ką kalba žmonės. Okay. Tai galvoju, ar eiti to keliu, o paskui jau, sakykime, su visą kitą, su jumis, sakykime, nežinau. Tai kadangi dar tik tais kalbos, tai mes nežinom, kaip Google'as vertins visus tuos sugeneruotus puslapius. Tai mes žinom, mūsų praktikoje pasitaiko tokių, kur vieno landing puslapio, tai yra produktiniai puslapiai. Tai jie iš principo net neinvestuoja į SEO, nes neorientuoti į ilgalaikį rezultatą. Tai jeigu eina kalba apie tai, kad jūsų naujas startuolis, planuojate jį organinėse pozicijose pasiekti aukštesnius rezultatus, tai siūlyčiau jau pagalvoti apie tuos mano apsakytus techninis, raktinių žodžių analizė ir turinio kūrimas. Bet jeigu tai yra toks mėnesio, pusę metų projektas, tai sakyčiau, kad neverta ir net galvoti. Aš tada irgi turiu klausimą, kiek susidurėt su AI generuotų turiniu? Kai, daug susidurėt, kas klausimas? Internete kiek susidurėt? Ne internete, kiek patys generuoja turinį, nes yra tam tikros frazės, kurios jau atspėja, ar tai yra generuotas turinys ar ne. Ir taip, jūs kaip ir minėjote, kad yra įrankiai, kurie papildomai dar prideda to žmogiškojo prisilietimo prie to turinio. Bet vis tiek Google'as jau supranta. Tas turinys dar prieš tai buvo įkeltas, jisai kažkaip tai buvo atskirtas Google robotų ir dėl šitos priežasties, mes dar, manau, kad nesuradom tokio būdo, kuris galėtų apgauti Google ar apgauti Google robotus. Tai, sakyčiau, reikia vis tiek investuoti į turinio kūrimą ir matyti, ką kelia. Tai reiškia, sėdi Google robotas ir klausinėja ChatGPT tekstų įvairiausio ir tada saugosi duomenis pas tave ir tada jis žino, aš negeneruoju, nes jau toks buvo kažkur panašus. Aš sakyčiau, kad turi galimybę matyti, kokį turinį, nes ChatGPT tai jūs saugot istorinę datą. Chrome, jeigu saugo, tai jis žinos. Tai aš manau, kad...
Bet čia mano tik teorija, čia nėra patvirtintos informacijos, bet aš manau, kad tikrai jisai ir skenuoja jūsų užklausas, kaip minim, nes tai yra vienas irgi kaip iš paieškos sistemų, kurias mes dabar jau mėgstam tiesiog užklausti AI, kokius čia mums vitaminus naudoti, bent jau aš tai. Arba buvo kolega irgi rodęs kaip receptą, kalbėjosi su AI, kaip receptą čia kurti kažkokį taip patiekalą. Tai aš sakyčiau, kad visa ta data yra kažkur saugoma ir irgi apdorojama tam, kad ateityje išvengti tų visų dirbtinai sugeneruoto turinio. Čia gal esu tobulėję, sakytų, nes kažkaip irgi girdėjęs, kad yra daryti bandymai, tas tai įkelia dirbtinio intelekto generuotą turinį ir visiškai asmeniškai sukurtą turinį. Ir asmeniškai irgi, sakykime, atpažinimo kalbos kažkokios platformose sako, ne, čia tipo dirbtinės padarė 60% čia jau darbo, o aš turiu taip pats viską parašyti. Čia kiek tas tobulėja. Tai dirbtinis intelektas, jisai ima informaciją irgi iš interneto. Tai jeigu ta informacija yra patalpinta, tai vadinasi, jisai ir paims tą informaciją, apdaros, gal kažkaip tai pridės papildomai tam tikras frazes, kurios, kaip leis suprasti, kad tai yra dirbtinio intelekto kūrinys. Bet jisai vis tiek atsidurs internete. Tai aš sakyčiau, kad tos informacijos labai per didelis perteklius ir ką Google'as darys, tai tiesiog mažins tą kiekį. Tai šitoj vietoj investuoti, vėl pasikartosiu, investuoti į turinį reikėtų. Jeigu tai manot, kad tai yra jūsų toks ilgalaikis projektas. Kiek SEO platformos įtakos jūsų patirtim daro hostingo providerio pasirinkimas, apskritai kokį trendą matot rinkoje aktyvumų labiau? Čia streamlininga tą visą klausimą, ar vis tiek daug outsourcina įvairiems įrankiams, agentūroms ir panašiai? Tai jeigu dabar čia greitaveikos gal labiausiai pagrindinis klausimas yra, jeigu serveris blogai kraus ir tai yra lėtai užkraus web puslapį, tai čia vienas iš pagrindinių reitingavimo faktorių yra greitaveika puslapio. Tai sakyčiau, kad pasirinkimas gal ne, Lietuvos projektai nėra dideli, bet jeigu tai yra užsienio. Kaip? Taip. Nes dažniausiai, kaip per PageSpeed Insight patikrinė, tai ten išmeta tam tikras serverio. Ir serverio apsaugos irgi klausimas yra, tai sakyčiau, irgi yra svarbus ne tik iš SEO pusės, bet ir iš userio pusės. O toliau einant, useriai siunčia geruosius signalus, jeigu jie be paliovos bouncina, tai Google'as nemes jūsų pozicijų viršų. Tai sakyčiau, čia toks kompleksinis klausimas, bet apie serverį reikia pagalvoti. Dabar Lietuvoje Google'as paieškos karalius, o šiaip ar darot klientą kitiems paieškos varikliams optimizacijas ir būna pilnas, tarkim, ten tiek Yandexų, tiek Bingų ir kokia dalis šitų dalį yra kiek viską tokio daro? Tai Bingas pagrinde, jeigu nutinka kažkas Google paieškoj, tai Bing'e dar neatėjo. Tai Bingas populiariausias yra Amerikos rinkoje, bet mes kiek pastebim, tai praktiškai vienodi pakeitimai kažkokie, tai tik tais algoritmo atnaujinimai, ten žymiai mažiau jų yra. O kas liečia su Yandexu, tai Yandexas visiškai kopijuoja Google tam tikrus nustatymus. Keletą metų mes su šita paieška visiškai nedirbam, nes nėra poreikio. Bet kiek teko susidurti, tai tiek Bingo Webmaster Toolsas, tiek Yandexo visiškai ten praktiškai tas pats interfeisas eina. Beveik laiku. Ačiū už klausimus. Gerai, tai ką, sveiki visi. Skaidrės mano angliškai yra, kalbėsiu lietuviškai, tikiuosi kažkaip
vienaip ar kitaip visi mane suprasi. Toksai. Šiandienos mano tema yra keliautojo autostopų vadovas į WP CLI. Matau žmonių, kurių dar nesu labai matęs, tai trumpai prisistatau, mano vardas Arūnas Liuiza. Aš esu turbūt garsiausiai apie WordPressą kalbantis žmogus Lietuvoje. Bendrauju ir dalyvauju bendruomeniai. Ir taip pat esu atsakingas iš dalies už lietuvišką WordPress vertimą. Tai jeigu naudojat lietuvišką WordPressą, labai atsiprašau. Tai va, tiesiog, bandom daryti lietuviškai ir ten paskui yra visokių nuomonių, kiek reikia skoliniais, kiek reikia tvarkingai padaryti. Aš esu tos nuomonės, kad jeigu jau darom lietuviškai, tai darykim lietuviškai. Ir iš to būna paskui visokių pasitenkinimų ir ne. Tai va, o šiaip pagal amatą esu WordPress'o įskaitų kūrėjas, per savo gyvenimą sukūręs jų daug ir įvairių, ir mokamų, ir nemokamų, ir specialiai konkrečiam klientam. To skaičiaus jau turbūt nelabai turiu. Atlyginimą man moka Kajak, kur esu engineering manageris, vadovauju ten komandai, kuri prižiūri, tvarko ir kuria turinio platformą. Tai tiek trumpai apie mane, o dabar keliaujam toliau. Tai dabar koks yra atsakymas į gyvenimą, visatą ir viską? Kas žino? Niekas neskaitėt knygos keliautojo autostopų vadovas. Ką? Skaičius kažkoks, ne? Skaičius kažkoks. Koks? Beveik. 42. Jo, 42. Lietuva yra beje agentūra, Chem2 yra agentūra, kuri yra Chem2, irgi agentūra, kuri beje su WordPress'o puslapius irgi kepa. Tai jo, bet kai mes kalbam apie WordPress'o galaktikoje, mano galva atsakymas yra WordPress CLI. Tai yra toksai įrankis, kurį netiek daug žmonių iš tikrųjų žino ir naudoja. Dabar iš čia auditorijoje esančių, kas naudoja WP CLI? Ne vienas. O kas iš jūsų galvojat, kad esat bent kažkiek developeris? Tai reiškia, bent 3-4 žmonėm per mažai naudoja WordPress CLI šitą vietą. Nes jeigu jūs nesate developeris, tai šitas įrankis gali pasirodyti kažkiek bauginantis, ar ne, nes reikia leisti į terminalą ir panašius dalykus, kur ne developeriam galbūt yra truputį nejauku. Bet kai susipažįsti, sužinai, tai nieko ten tokio baisaus nėra ir yra labai daug galimybių, ką galima padaryti. Tai kaip man patinka šita citata labai, sako, bet kuri pakankamai advanced technologija yra neatskiriama nuo magijos. Tai man, kai aš pirmą kartą pradėjau naudoti WP CLI, man irgi toks pasirodė, blemba, čia magija, kad aš šitiek daug visko galiu padaryti. Ir kol dirbi tam prie vienos svetainės, kurioje ten yra, nežinau, 20 puslapių, tai gal taip mažiau jaučiasi tas dalykas, bet jeigu netyčia teks dirbti su kokia svetainė, kurie turi ten 1000 įrašų, ar ne, tai jau pasijaus labai smarkiai. Prieš porą metų WordCampas buvo Lisabonoj ir ten į Contributors Day atėjo žmogus ir sako, turiu svetainę, kurioje yra ten gal 1000 įrašų, kažkas tai tokio, bet yra 43 000 spaminių komentarų. Ir kaip man dabar juos ištrinti? Tai esat bandę trinti per WordPress'o UI tos komentarus. Tai, maksimum, ten, man atrodo, limitas yra galima iki 99 padidinti ir puslapiukais po 99 turi trinti jos, ar ne? Nes paskui, jeigu dėsit daugiau, tada ten jau prasideda su get parametrų skaičium problemos ir tiesiog serveris numiršta. Tai, žodžiu, aš šitą metodą vadinu bandymu užvirinti vandenyną po puoduką vienu metu. Ne? Ir tada ten su kolega mes dviese sėdėjome, mes jam parašėm literaliai 2 eilutės CLI komandą, paspaudėm Enter ir jam tai rodo, kaip tiesiog jie trinasi ir po ten 10 minučių visi jie ištrinti buvo. Tai jūs įsivaizduojate, kiek žmogus laimingas buvo. Ir čia yra galia, ką WP CLI leidžia padaryti, ko iš esmės tos pačius dalykus galima padaryti per UI, bet tikrai žymiai mažiau efektyviai. Tai
kas tai yra WP CLI? Tai yra oficialus komandinės eilutės įrankis, kuris leidžia valdyti jūsų WordPress svetainę. Ir kai aš sakau valdyti, tai yra daryti viską praktiškai tą patį, ką galima padaryti per WordPress admin panelę ir dar daugiau. Ir čionais yra nuoroda į jų oficialią svetainę, kur ten rasit ir instaliavimo instrukcijas, ir visos ten komandų aprašymus ir panašiai. Tai rekomenduoju, skaidriai pasidalinsiu, tos nuorodos bus, galėsite tiesiog pasispausti, bet nuo čia reikėtų pradėti, jeigu mes dirbam su šito įrankiu. Ir taip, tai yra terminalo įrankis, to juodo baisaus daikto, kur hakeriai naudoja, bet kai jį pradedi naudoti, jis pasidaro nebe toks jau ir baisus. Ir aš pabandysim dabar, galbūt pavyks čia vietoje irgi šiek tiek tą pačiupinėti kiekvienam iš jūsų. Dabar, šiaip reikalavimai yra ganėtinai nedideli, išskyrus vieną dalyką, ką aš čia šiandien matau, tai WP CLI labiau patinka nuo Unix'o paveldėtos sistemos, tai yra MacOS'as, Apple'o, Unix'ai visokie, Linux'ai ir panašiai, ten atsiskleidžia jinai pilnu gražumu. Windows'uose kažkiek irgi pavyks, bet truputį ne viskas galbūt taip gerai ir taip smagiai, kaip pavyktų, jeigu darytume su kažkuria iš šitų Unix-like sistemų. Tai, kaip aš klausiu, jeigu jūs esate developeri, tai kodėl jūs Windows'us naudojate? Tai rekomendacija yra judėti kažkur į vieną ar kitą pusę. Jeigu nenorit keisti geležies, tai tada keiskite operacinę sistemą. Ir Linuxai šiais laikais nebesikandžioja taip smarkiai kaip anksčiau, nors gyvenimas su jais vis tiek yra įdomus. Toliau kitas reikalavimas, reikia turėti PHP bent 5.6 versiją, tai yra kokiom 4 versijom mažiau negu jau seniai besuportinamas yra. Tai, žodžiu, tikrai visi šitą galite turėti ir turėsit, ir jeigu mes serveryje darysim tos dalykus, tai serveriuose visos irgi bent 5.6, tai garantuotai bus, nes jeigu neturit 5.6, tai pas jūs ir WordPress'as neveiks. Toje vietoje, tai labai nedidelis reikalavimas. WordPress'o versija bent 3.7. Tai dabar, kuri dabar WordPress'o versija, ką tik išėjo praeitą savaitę? 6.7. Tai čia yra, kiek čia, 30 versijų atgal. Nu jo, jeigu 30 versijų, 3 versijos per metus, tai prieš 10 metų. Tai jeigu turit mažiau negu 10 metų jaunumo WordPress'ą, viskas tvarkoj. Senesnėse versijose gali būti performance'o, kažkokių dalykų, kur negalima taip efektyviai dalyti ir panašiai, bet veiks. Aišku, jeigu jūs turite WordPress 3.7 svetainę 2024 metais, tai mano klausimas yra, kodėl? Ir pirmas darbas, kurį reikėtų padaryti, tai reikėtų tiesiog tą svetainę atsinaujinti. Taip. Tai diegimas šiaip yra paprastas, yra keli metodai. Čia įdėjau dar svetainę nuorodą Delicious Brains agentūra, turi labai gerą straipsnį, kur ten visi įmanomi variantai, kuriais galima instaliuoti, bet iš esmės viena iš šitų 3 komandų. Pirma komanda, kurią pasirašyti yra sudėtingiau, bet ją galima nuėjus į tą prieš tai buvusią svetainę tiesiog išsikopijuoti, nes yra pateikta. Čia yra oficialus būdas, kuris nepriklauso nuo jokių kitokių dalykų, ką jūs pas save sistemoje turit arba neturit. Antra ir trečia komanda yra tada, jeigu turit įrankius, kurie leidžia tą padaryti. Jeigu ant Mac'o tai yra Homebrew arba PHP Composeris Package Manageris. Tai vieną arba kitą naudojant, tada supaprastina, nereikia tų ilgų komandų rašyti ir leidžia pasidaryti. Dabar aš galvoju, kad šiuo atveju mes turbūt gal bandysim dar truputėlį ir pagudrauti. Kas turit MacBook'us, tai galit bandyti, arba Linux'ą galit bandyti iš karto vieną iš šitų komandų. Ant Windows'ų turbūt paprasčiausias būdas būtų bandyti parsisiųsti tokią development aplinką, vadinasi Local by Flywheel. Nežinau, ar esat girdėję, bet taip, leiskit man išeiti. Tai kažkiek tai mes, jeigu ant Windows'ų turbūt greičiausiai taip ir naudosim, bet jeigu localą mes susidėsim, tai nereikės atskirai nieko instaliuoti, jau pačiame jame viduj bus šitas dalykas viskas. Tai va, tai va, galite pabandyti parsisiųsti.
ir tiesiog susidėkti ir tada reikės susikurti svetainėlę. O likusiem tiesiog iššokit local by Flywheel ir rasit tikrai. O kitiem kažkurį iš šitų komandų, kuri labiausiai patinka pagal skonį. Jeigu turit Homebrew, tai bent man su Homebrew paprasčiausiai ir mažiausiai komplikacijų. Tai dabar, kol truputį laukiam, tai kas jau turit, pabandė susinstaliuoti, kaip žinoti, ar šita komanda pas jūs jau tvarkingai yra ir veikia. Tai tiesiog savo terminalę atsidaryti, pas mane čia iTermas, bet gali būti bet koks terminalas, kurį naudojat. Yra komanda WP. Arba taip, no info. WP-info. Ir turėtų jums išvesti visokios čia informacijos, kas kur, kokia PHP ir panašiai. Visa informacija apie mano sistemą čia prašau. Veikia kitiek. Dabar kažkas instaliuojatės laukalą, ar ne? Tai jeigu susinstaliavot, tai turėtų atsirasti panašiai toks interfejsas. Ant Windows'ų gal truputį ten vaizdelis čiučiut gali skirtis, bet iš esmės tokia. Ir pradėti reikėtų nuo vieno saito susikūrimo. Tai tiesiog pridėti, ten galima sekti defaultiniais kažkokius standartinius pavadinimus, aprašyti ir viskas. Aš galiu pereiti per šitą dalyką. No, continue. No. Ir jums sukurs už minutės, parsiūs procesą, taip? Kiek suprantu, šitas local gali Dockerį pakeisti. Jo, čia yra tiesiog labai paprastas būdas pasikurti lokaliai WordPress'o instansą, kuriame developin. Jisai nenaudoja Dockerio, nenaudoja nieko, tiesiog sisteminius resursus ir... Aš paprastesnio būdo nežinau. Tai šitas įrankis tikrai labai patogus. Jisai šiaip priklauso tai local hostingo kompanijai, tai jisai čia turi visokių feature'ų, kad tipo būtų galima, jeigu local hostingą turi, tai tada Flywheel hostingą, jeigu turi, tai tipo leidžia tiesiai papublishintą svetainę ir panašiai, tai jeigu jūs nesat Flywheel'o klientai, tai pas jūs greičiausiai nebus naudos iš to dalyko, bet vien tai, kad leidžia lokaliai pasikurti environment, tai yra labai labai patogu. Tai kas local naudojat ar pavyko iki tiek pasiekti. Tai šiuo atveju, va čia po pavadinimu viršuje yra kelios komandėlės. Tai šiuo atveju mums bus įdomi SiteShell. Ir tiesiog paleidžia tada. Jūs tarsi prijungia prie tos vietos serveryje, kur jūs esate, jeigu būtumėt prisijungę prie serverio, tai čia dabar jau mes esam būtent šitoj svetainėje. Ir su localu yra dalykas toks, kad jame WP CLI jau yra automatiškai, tai reiškia, čia esant toje vietoje jau WP CLI veiks, net jeigu atskirai nebuvo čia susinstaliavę kažkur globaliai. Tai vėl, jeigu esam šitoj vietoje, WP-info, informacija truputį kita, nes čia kiti executable naudojami ir panašiai, bet lygiai taip pat kaip anam variante, mes jau esam kažkokioje tai konkrečioje vietoje. Tai ar visiems pavyko pasiekti šitą vietą? Ar gal kažkam pagalbos reikia? Okay. Tai dabar, kai mes jau esam susidėgę šitą visą dalyką, tai tada grįšiu truputį dar prie skaidrių ir pakalbėsim apie kaip visas
tas komandas suprasti, naudoti, kas čia per biesas yra ir ką su jom daryti. Tai iš esmės, bet kuri WP CLI komanda yra tiesiog sudaryta iš vienos eilutės realiai. Ta eilutė visada prasidės žodžiu WP, darom dalykus WordPress'e ir tada yra komandos tarpas, tada jau komandos kažkoks taip specialus pavadinimas, ar tai būtų plugin, ar tai post, žiūrint, ką nori padaryti. Čia tų komandų paskui parodysiu sąrašų, jų yra daug. Ir tada kiekvienam sekcijoje, apie tą objektą, su kuriuo dirbi, dar yra keli skirtingi veiksmai, kuriuos galima daryti. Tai tarkim, čia pavyzdys yra ta komanda, pirmoji eilutė, kur yra parašyta, jinai WordPress'e pluginą atnaujina, kurio pavadinimas yra Akismet ir dar jo specialią konkrečią versiją pasakiau, kad naudoti. Tai tokia vat struktūra yra. Ir visos komandos, kurias mes naudosim, jos seks šitą struktūrą. WP, ta bazinė didelis blokas komanda, tada joje konkretus veiksmas, tada kažkokie tai inputai, kokie mums bus yra reikalingi ir jeigu reikia, per 2 dešus parametrai prisideda, kurie yra daugiau mažiau optional visą laiką. Taip. Iš globalių parametrų, kurie kartais praverčia path, tai jeigu pas save turi daugiau negu vieną WordPress instaliaciją ir norit jas iš vienos vietos jau command line neiti į kiekvieną direktoriją skirtingą, tai galima path parametrą pateikti ir tada ta komanda bus vienoje svetainėje, pakeisit path parametrą, ta pati komanda jau bus kitoje svetainėje. URL parametrą mes naudojam tada, kai yra multisaitas, kai yra daugiau negu vienas saitas iš instaliacijos randinamas, tai tada, kad atskirti, kurioje svetainėje mes norim daryti komandą, tada naudojam šitą, kurį WordPress userį naudojam. Šitos dvi sekančios skip themes ir skip plugins yra labai geras dalykas, kai turi tokią situaciją, kad jūsų WordPress'as yra, pavyzdžiui, nulūžęs dėl to, kad kokiam nors tam pluginė sintaksis klaida yra. Ir gaunasi tas taip vadinamas white screen of death. Ir reiškia, nebeišeina įjungt pluginų, išjungt pluginų, tada senais laikais mes per FTP jungdavomės ir ten reneimindavom ir panašiai. Tai kai mes turim WCLI, jeigu tiesiog parašom -- skip plugins, WordPress'as užsikrauna, bet neužkrauna nei vieno plugino. Ir tada jūs galit ar išjungti pluginą, ar įjungti pluginą, ar kažką kitą pataisyti, kas jums reikalinga, netrukdant tam errorui, kuris nutinka. Tas pats su temom. Galima arba viską skipinti, arba jeigu lygų ir per kablelį galit suįvardinti, pavyzdžiui, kurios pluginus norite išjungti, jeigu tik konkrečius išjungti norite. Tam tikrai komandai vykdyti. Jie neišsijungia pačiam WordPress'e, bet vykdant tą komandą, jie bus neužlaudinami. Dry run. Daugumai komandų galima paduoti šitą parametrą, kurios jau vyksta su duomenim, kai norim replacinam duomenis, ar norim sukurti postą ar kažką. Tai dry run tai yra toksai pasibandom, bet iš tikrųjų nedarom. Parašo viską, kaip darytų, ką rastų, kaip ten replacintų, bet iš tikrųjų jokio įrašymo veiksmo nevyksta. Tai čia, jeigu daro tokį veiksmą, kur, kaip aš sakau, kai spaudi enter, reikia biškį suspausti užpakalį ir taip nedrąsiai, tai šita komanda, jeigu jūs su dry run padarysit, tai paskui jau galite ir drąsiai daryti, nes matysit, kas nutiktų. Ir jeigu viskas gerai, tada jau drąsiai darot be dry run. Tai leidžia pasitikrinti, ar ta komanda tikrai padarys tą, ką jūs tikitės, kad padarys. Jeigu yra outputas, tai tada format komanda gali pasakyti, kokiu formatu norit, kad atiduotų. Nes standartiškai tai terminalė tam tokias ASCII lenteles spausdina, kad gražiai atrodytų, bet jeigu norit, galit kaip JSON išsieksportuoti, galit kaip CSV išsieksportuoti, kas kartais yra patogiau. Tai visi tie variantai irgi yra įmanomi. Nu ir ką? Dabar pabandom tada vieną kitą komandą šitoje vietoje. Tai dabar šitoj pluginą, pavyzdžiui, norėtume pirmiausiai pasižiūrėti, kokius pluginus turi šito instaliacijoje. Mes defaultiškai susinstaliavom, tai kiek ir kokių pluginų yra. Nei vieno. Tai dabar galvojam, nuo kokio plugino pradedat, kai naują instaliaciją, naują svetainę kūrėt, nuo kokio plugino pradedat? Koks pirmas pluginas, kurį jūs instaliuojat? Nu, nekalbėkit visi iš karto, nesigirdi. Nu, pavyzdžiui. Būtų elementorius, ar ne? Aš nemėgstu elementorius, tai aš rinkčiaus kitą. Mano vienas pluginų, gėda prisipažinti, bet dažniausiai su pirmo justą susidedu, kad nepamirščiau. Tai tarkim, jeigu sugalvojam, kad čia mes norim vis tiek bet kuriai svetainiai ten SEO reikės, tai naudosim kažkokį SEO pluginą, jeigu tai yra galbūt justas, tai
plugin, install ir jūsų plugino slogas WordPress direktorijoje yra WordPress SEO. Ir kad man būtų biški greičiau, aš dar pridedu -- activate. Parsisiuntė, išpakavo, suinstaliavo ir dabar toj suaktyvuos. Užmigo. Ilgai kažkaip, gal susiuntė turbūt ilgiau, nežinau. Viskas. Šitas įskiepis jūsų sistemoje jau yra suaktyvuotas, suinstaliuotas, suaktyvuotas. Jūs tas paprastai vis tiek norim kažkokius tai nustatymus, ar ne? Turėti jame. Tai jeigu norim kažkokius nustatymus tiek pačiam WordPress'e, tiek kažkokiam pluginę pakeisti, tai tam yra WordPress komanda option. WP list. Ir jeigu padarysim list, tai sąrašas bus ilgokas. Čia daug visokių yra paties WordPress'o šitų nustatymų, bet pačioje pabaigoje matosi yra, kur čia va, WP SEO, WP SEO titles ir WP SEO social. Sugrupavęs į 3 grupės, bet yra tokie 3 dalys. Bet čia tokiu formatu išsaugota, kad čia velnės koja nusilaužtų, ar ne? Nieko suprasti neišeina, jeigu mes čia komandiniai eilutėje bandysim kažką padaryti su šitais dalykais, tai kaip galvojat, kaip jums seksis, jeigu taip tiesiai bandysit čia pataisyti, ką nors. Ką? Nekaip. Be viso kito čia yra serializuoti duomenys, kas reiškia, kad jeigu pakeisit kažką šitam teksto gabaliuke ir netitiks simbolių skaičius to, kuris buvo prieš tai, PHP tiesiog sako, čia yra nieko. Tiesiog sukonvertuoja tai į tuščią stringą. Tai reiškia, taip paprastuoju būdu kažko negalim padaryti. Bet WordPress'as šitoje vietoje nėra kvailas. Jeigu sakom WP option get, koks nors WP SEO titles, pavyzdžiui, jisai išparsins jums ir parodys sąrašiuką jau normaliu formatu, kurį įmanoma suskaityti. Jeigu norit tai dar giliau, tai dabar čia mes turim tos visokios pavadinimus. Yra, pavyzdžiui, koks nors pavadinimas yra alternative website name. Ne? Pridedam po antro tarpo dar. Tik tais jau bus dabar nebe get komanda, kai gilyn lendam, o komanda vadinasi plug. Kaip angliškas terminas yra kaip vištą pešti. Tai čia ištraukti iš jau to viso didelio kamulio, kuriame nieko nenusiskaityti, jeigu mes norim ištraukti vieną konkretų, tai sako, va, čia jums, sako, nieko nėra šitam pavadinime. Tai dabar, jeigu mes nueitumėm per, kur čia dabar laukalė, aš atsidarysiu tą svetainės admin panelę. Dabar kažką kreivai parašiau. Oi, didžiuosim. Prisijungiau. Tai dabar jūs to, jeigu settingsuose nueisim, sako čia prie site basics, alternative site names šiuo metu tuščias yra. Parašom Kaunas. Išsaugom. Ir dabar jau iš šitą komandą kažkaip netaip parašiau. Alternat. Rašyti nebemoku. Jau yra šitas, tą kiekvieną optioną galima nusiskaityti, pasižiūrėti, bet nusiskaitimas tai čia yra vienas dalykas, bet mes lygiai taip pat galim ir atnaujinti. Tai vietoj plug tada komanda bus patch, update ir
Ir sakom, ne Kaunas, čia Vilnius. Oi. Kažką tai. Vilnius. Ir jūsų šitą opciją atsinaujinu. Ir taip galima pakeisti bet kurią WordPress'o opciją, kuri yra. Tai jeigu jūs turit kažkokį procesą, kur kiekvieną kartą darydami naują svetainę darot, ar ne, įsidėgėt įskiepį, užsetinat jo kažkokius tai settingus kiekvieną kartą, tai galima turėti tiesiog sąrašėlį komandų, kurias tiesiog paimat terminalę, praleidžiat ir turit svetainę pasitapintą iš karto taip, kaip reikia. Įjungtas ten query monitorius, įjungtas justas, įjungtas dar kažkas, tai ir settingą jo sudėlioti taip, kaip jums reikia. Visus šitus dalykus galima susidėlioti. Kitas dalykas, ką galima pasidaryti, mes galim sukurti naują įrašą. Tai, post, pradėkime nuo to, pasižiūrim, kas yra. Turim Hello World, ar ne? Tas Hello World įrašas, kaip mums čia, naudingas ar nelabai? Turbūt nelabai, ne? WP, post, delete ir ID yra 1. Arba galim pagal postname, tai bus sako, šito negalim iš šiukšlės ištrinti. Tai gal, jeigu norit iš karto ištrinti, kaip? Jo, tai force tada, ne. Viskas, švari mūsų svetainė nebėra. Bet dabar jinai labai liūdna, nes nei vieno įrašo nebeturi, ne. Tai lygiai taip pat, kaip ištrynėm, taip galim sukurti. Ir tada per parametrus post name yra lygu ir post content yra lygu sveiki atvykę. Ir tegul iš karto būna post status. Norim, kad būtų publish. Vėl kažkokią būtę pamečiau. Šauktukai nepatinka. Sukūrėm. Ir dabar, jeigu aš pasirefreshinsiu. Title neuždėjau. Žaplys. Tai to pačiu gera proga yra post update berods. Ir koks čia 5. Updatinam. Ir titlas jau Kaunas. Čia, aišku, kontente, čia, jeigu mes tiesiog tai paprastai rankutėm rašysim, tai čia gal nebus labai patogu, bet naudojant Linuxo komandas įmanoma paimti posto kontentą, pavyzdžiui, iš tekstinio failo. Ir jeigu turi ten direktorijoje daug failų, tiesiog kiekvienas iš jų, kad pasidarytų postas, pavyzdžiui, galima pasirašyti šitą visą. Giliai einant daugiau šitų medžių atsiranda. Labai praverčia šitą komandą, kai turi ten 2000 įrašų ir su jais visais reikia kažką padaryti. Ten paupdatinti ten slagus ar ten papublishinti, nupublishinti ir panašiai. Tai šitos komandos yra. Yra. Galima ir komerso prekiam irgi. Jie turi dar ir savo papildomų komandų prikūrę, kurias patys suportina. Yra krūvelė visų paties WooCommerce jau. Nes atskiri pluginai lygiai taip pat gali pridėti savo komandas šitoj. Jie atvažiuoja su savo parametrais. Jo, atvažiuoja, pas juos bus, dabar aš WooCommerce iš tikrųjų tiek daug nesu naudojęs, Live naudoti, nes man netenka tiesiogiai daug susidurti su tuo, bet pas juos bus atskira komanda. Jeigu yra VP, tada bus ten Woo ar WooCommerce ir tada jau jų visokie ten dalykai. Gali būti, kad daugiau negu viena netgi pas juos komanda yra.
Ir daug kitų pluginų, kurie yra rimtesni, geriau padaryti, jie turi šitą supportą savo papildomam funkcionalumam irgi. Tai, ką žinau, ką dar mes galim pasikalbėti. Pavyzdžiui, galim pasižiūrėti, kokia WordPress'o versija yra. Šiuo atveju jau 6.7. Dabar aš galvoju, kad aš turiu kitą WordPress'ą. Kaunas VP berods. Atsidarom, kur aš turiu pasenusi biškį. Irgi jau atsinaujino. WordPress'as greitas. Bet VP Core mes galim padaryti tokį dalyką. VP Core install. Nebeatsimenu mintinai, reikia pasižiūrėti. Va. Ir pats einu į šitos, kad būtų galima downgrade'inti, kad galėčiau jums parodyti. Core. Download. Va. Ir download, kad nepameluočiau. Version, gerai. Pasibandėt 6.7 nepatiko, kažkas yra blogai, nes tarkim 6.7 versija iš tikrųjų buvo pora klaidų, dėl ko daug kas negalėjo iš tikrųjų atsinaujinti jos iki ją. Ir sakot, ne, man reikia grįžti ankstesnę. VP Core, download. Ir force. Atsinaujino. Šitą. Ir dabar VP Core version 6.6. Galvojat, kad jau dabar viskas gerai pasitaikė. VP Core update. Pasiūs į naujausią versiją vėl. Taip galim switchinti tiek WordPress'o paties versiją, tiek temos, įskiepio versijas irgi taip pat galim mes atnaujinti ir kaitalioti. Kiekvienoj skirtingoj situacijai. O, viskas. Core version 6.7 vėl. Kas dar? Norim pasižiūrėti, kokie įskiepiai. Plugin list. Sako, yra pas jūs 3 įskiepiai, kurie įjungti, kurie išjungti. Sako, Akismet įskiepis yra ir jį galima paupdėtinti. Galim paupdėtinti, tai paupdėtinam. Įskiepis atnaujintas. Ir jeigu turi daugiau tų įskiepių, galima juos į sąrašą sudėti ir visus kartu atnaujinti. Gerokai palengvina darbą, jeigu nereikia eiti ten kiekvieną jų atskirai klikinti, kad jisai pasiatnaujintų. Ja. Ir čia irgi vėl pavyzdys, kaip kažkoks vienas įskiepis tą darom. Tas pats su temam, galima įsidėkti naują temą iš čia, ją pasiaktyvuoti, pasiapdeitinti, jos visokius nustatymus susidėlioti iš CLI-aus. Kai darom migraciją, tarkim, iš vienos dizaino temos į kitą dizaino temą tam pačiam puslapį, ar ne, mes galim tiesiog susidėlioti sąrašą CLI komandų, kurios vieną po kitos sudeda naujus pluginus, kurie reikalingi, nustato jų settingus, instaliuoja naują temą, nustato jos settingus. Jeigu jums reikalingas naujas meniu, leidžia sukurti naują meniu, priskirti, kad jis būtų rodomas. Jeigu reikia naujo front page su tam tikra struktūra domenim, sukuria tą naują page, priskiria, kad jisai būtų rodomas kaip front page. Visą tą galima pasirašyti kaip scenarijų, vieną po kitos komandas, kurias paskui tiesiog visas kartu vieną didelį bloką įpeisnat, paspaudžiat Enter ir taip žiūrit, kaip tiesiog kompiuteris už jūs atlieka visą darbą ir už ten minutės jūsų visas svetainės dizainas yra atverstas į tą kitą naują versiją.
Su Ctrl-Z yra vadinasi backupai šitą vietą. Ir jeigu jūs jau dirbat šitus dalykus, tai aš esu tikras, kad pirmiausia juos darot ant stagingo. Ir kai ten jau viskas jums sėkmingai pavyko, jūs jau tada spaudžiat tą Enter, nebesuspausdamas už pakaliuko, jau žinodamas, kad viskas tikrai veikia ir viskas yra gerai. Ir kitas dalykas, visą laiką galima pridėti dry run. Ir tada bus neįvykdyta, tiesiog bus parodyta, kad tas atsitiko, tas atsitiko, tas atsitiko, tas atsitiko. O useriai irgi galima juos matyti, galima pridėti, sukurti, pakeisti slaptažodžius, jeigu nebeprisimenat prisijungimo. Lygiai taip pat svajonių įrankis, jeigu tau nulaužė svetainę ir nebegali prieiti, arba pamiršai slaptažodį ir panašiai. Visus dalykus gali padaryti. Tarsi, jeigu žmonės jau pasiekė iki to, kad gali šitą įrankį pasiekti, jūs turite žymiai didesnių problemų negu tai, kad jie gali šitą įrankį pasiekti. Tai čia jau tada ties šita vieta viskas. Dar vienas įrankis, kuris man šiaip labai patinka, yra, tuoj prieisim turbūt, ir va čia. Čia nėra baigtinis sąrašas. Jeigu nueisit į dokumentaciją, rasit tų komandų dar daugiau, plus papildomi įskaipiai, kuriuos instaliuojat, jie gali irgi papildomų dalykų pridėti, ir plus dar yra tokie moduliai, package'ai, kuriuos galima prisinstaliuoti, kurie dar papildomų funkcionalumų šitoje vietoje prideda. Tai plečiasi šitas sąrašas ir čia viską galima daryti. WordPress'o konfiguraciją taisyti, optionus, package'us, kaip sakau, postus kurti, roles, userius, kategorijas, widgetus, ko nelabai gal benaudojam, bet irgi jie yra valdomi ir įmanomi per čia. Tai tos praktiškai bet kas, ką jūs galite su pele ir klaviatūra padaryti WP admin, viską praktiškai yra įmanoma vienu ar kitu būdu padaryti per CLI. Taip, ir šiaip man dar viena komanda, kuri labai dažnai praverčia, ypatingai, kai reikia migruoti, tarkim, iš ten developinės aplinkos į produkcinę aplinką, labai dažnai keičiasi domenas, ar ne? Ir vienas iš dažnų dalykų, ką mums reikia daryti, tai būna parareplacinti visoje domenų bazėje, pavyzdžiui, domeną iš vieno į kitą. Tai yra visokie toolsai padaryti, kur ten atsidarai ir naudoji, arba reikia specialų pluginą naudoti, kuris tos visus dalykus padaro. WP CLI turi tiesiog komandą. WP search replace. Ir jinai tiesiog paeis per visą jūsų domenų bazę ir šiuo atveju man tiesiog pasako, kad optionuose dviejose vietose pakeis. Kadangi dry run padariau, tai niekas nevyko, bet čia sako, ten tiek bus įrašų, kuriuos pakeisim. Ir viską pakeis ir visuose serializuotose domenyse, kurie yra didžiulis vargas kiekvieną kartą daryti, nieko nesulaužęs, viską padarys tvarkingai. Ir čia galima net ir regexą naudoti, kur ten visokius mečius komplikuotus pasirašyti, nors su regexu jau ten pradeda darytis lėtoka, ypatingai jeigu domenų bazė didesnė. Bet jeigu reikia kažkokį gudriai pareplacint ten su partial matchais ir panašiai, visą tą irgi galima padaryti. Tai vėlgi, man vien šita komanda sutaupo valandom laiko kas savaitę, kai reikia kažką tai prareplacinti iš vieno iš kito. Kai įsivaizduokit, jeigu reikia pakeisti kokį nors ten brando pavadinimą 50 000 įrašų. Kaip tą būtų galima padaryti be šito įrankio? Eiti rankom per visus 50 000 puslapių ir ten kaitalioti? Tarsi, teoriškai yra įmanoma, praktiškai tai jau nebelabai, ne? Tai visus tos dalykus CLI leidžia padaryti. Nebūtinai, čia galima irgi visokios apribojimus parašyti, pavyzdžiui, tik tose lentelėse. Tarkim, mes tik tais options lentoje norim padaryti. Arba tada galima matchą aprašyti su, tarkim, žodis prieš, žodis po. Kad jeigu yra Kaunas po žodžio Vilnius, tik tada mes keičiam į ten Klaipėdą. Su regexais ten tų logikų galima labai piktų prirašyti. Regexas yra turbūt atskiro topiko verta kalba, kuri yra dar labiau magija negu CLI.
Tai va. Ir ką? Toliau, dar vienas toksai dalykas yra, kad tas komandas mes galim ir patys definintis savo įskiepiuose, savo dalykuose, kur tokius skriptus, kuriuos nuolat pastoviai darom, tai mes juos galim tiesiog užsidefininti ir sakyti, kad kai bus VPCLI parašyta ten kumeliuko batai, kad darytų tą ir paleistų belė kokį PHP skriptą, kokį jūs pasakysit. Yra dar ir toks dalykas, kur galima tiesiog galima PHP komandai parašyti ir jisai jį padarys ir įgyvendins ten. Šiuo atveju tiesiog išprintina Hello World, bet tai gali padaryti VP query, ištrinti kažką, pataisyti. Bet kokį custominį PHP galima kaip tiesiog į komandinę eilutę parašyti, arba dar yra komanda eval-file, kuriai galima paduoti PHP failą ir jisai bus tiesiog tam WordPresso kontekste visas didelis skriptas, kokio jums reikės įvykdytas ir padarytas. Ja, ir čia vėlgi nėra labai kažko daug, realiai ta add komanda yra pagrindinis dalykas, visa kita ten toliau dokumentacija yra prirašyta visokių, kaip ten progress barus padaryti, gražias lenteles, ASI ir panašiai, bet visa tai jau yra tiesiog kažkokios tai implementacijos detalės, o šiaip tai gali tiesiog prirašyti bet kokių WordPresso komandų, kad kažką padarytų. Migrate iš Elementoriaus į Gutenbergą ir jis tiesiog eis per kiekvieną postą ir konvertuos blokus jų pavyzdžiui. Ar dar kažkokį tai dalyką darys. Ja. Dar vieną funkcionalumą, kurį norėjau greitai parodyti, kas praverčia, kai mes turim daugiau negu vieną WordPressą, tai yra įmanoma susidėlioti bendrą konfiguraciją, kurioje mes galim tokius taip vadinamus aliasus susikurti. Ta bendra konfiguracija WordPress, šitam CLI gyvena kur dabar? Yra toksai failas ir jame mes galim pasidefininti aliasus. Ir šiuo atveju, tarkim, add Kaunas VP yra svetainė, kuri yra padėta tokiam katalogė jūsų svetainė. Add Vilnius VP yra kita svetainė, kuri yra pas jūs padėta kitam katalogė. Ir taip gali turėti 5, 10, 20, tiek kiek jums reikia, kiekvieną susirašyti. Toliau HHH yra svetainė, kuri yra mano padėta SiteGroundo hostingė ir per tokius SSH prisijungimus mes galim prie jos prisijungti. Ir tada dar jas galima grupuoti. Tarkim, jeigu aš rašau @local, tai yra Kaunas ir Vilnius, jeigu tai yra @remote, tai yra tik tais HHH, o visi tai yra ir local ir remote. Ir ką tas duoda, kai rašot bet kokią komandą iš savo jau kompiuterio terminalo, jūs tada galite padaryti p@Kaunas VP, pavyzdžiui, 67, arba VP jau kito saito. Ir taip tiesiog visus kitus saitus. Arba jeigu norim, nutolusiam mūsų šitam HHH, irgi 67. Bet lygiai taip pat tai gali būti koks nors, pavyzdžiui, login list. Ja? Ir čia jau rodo kokia. Čia SiteGroundas jau matosi iš karto SiteGroundo porą custominių pluginų. Ir kur yra pats didžiausias gėris, kai prižiūri daug svetainių, tai kad gali tą pačią komandą visam sąrašui svetainių padaryti. Tarkim, VP all core update. Visas jūsų svetainėse update'ina core. Ir beje, kaip tik sutapimas išėjo 671, negalėjau geriau sutaiminti. Ir dabar visas 3 svetainės, kurios čia parašytas, jis visas update'ins į 671. Iš karto. Tai va. Tai turbūt labai trumpai tiek iš mano pusės. Dabar laukiu klausimų.
kažkokių konkrečių gal pavyzdžių, ką galvojat, kaip norėtumėt būtų galima padaryti ar panašiai. Aha. Yra tekstas, Mhm. jis tam tikrai revizijai, Mhm. puslapį, ir man reikia ištraukti tos tekstus iš tenais. Čia susijęs su HTML, aišku, bet... Yra tekstas kažkurioje revizijoje. Jo. Ir man jį tiesiog bet kokį formatu reikia paimti. Kontentą to, Taip, man. revizijos kontentą. Taip. Čia dabar tai bus. Post, get ir revizijos ID. Ir duosim ten visus fieldus, bet ten galima tada nusifiltruoti, kad būtų tik post contentas ir jums tada, tarkim, su dar tokiu dalyku išsaugos į TXT failą. Gerai, jaustų tai... Ja. Tarsi, tai... Lengviau negu nusikopinti ant lengviau tekstą ir... Tai. Post list, post. Čia nieko neredagavom, tai revizijų nėra, bet jeigu būtų, tai revisionai. Ir jeigu mes dar žinom posto ID, kurio posto. Nes revizijose visuose parentas bus užstatytas tas postas, to posto ID. Aš sakau, indistinguishable from magic. Tai va, tai ir aš manau, kad čia developeriui, tai čia yra toolsas, kuris gali Dabar tie YAML failai, tai tik šitą naudojame ar dar kažkur šitam Ten galima dar truputį daugiau konfiguracijos pridėti dalykų, bet man bent jau asmeniškai tai šitie aliasai yra tas feature'as, kuriam aš naudoju. Ir čia sakau, ta prasme, jūs jeigu yra ten, kur daro maintenance žmonės, ar ne, tai jūs galite turėti skirtingose hostinguose, skirtingose visur. Jeigu jie leidžia SSH, tai jūs galite juos visus atskirai, ta prasme, galite paimti, radint komandą, kuri pereina ir pažiūri, kokius pluginus updatinti reikia. Net nebūtinai jos updatina iš karto, bet jums sąrašą parodo, kad ką reikia updatinti kiekvienam saite. Vienas bendras reportas iš karto. Ir va tokie va visokie dalykai. Nu, dar kokių nors klausimų? Tai tada, žiūrėk, man irgi yra situacija, yra šopas su 164 tūkstančiais variantų. Mhm. Tai čia leasing kaina, pavyzdžiui, kokia, žinai. Taip. Dar yra toksai... Techninių produktų, žinai, visų reikia. Dabar yra sales price, tada reikia padaryti regular. Dar šiaip yra, jau jeigu mes eisim gilyn į Kung Fu ir dar pridėsim truputį Linuxo komandų, tai, ta prasme, galim padaryti, pavyzdžiui, tokį dalyką. Kaunas. Plugin. List. Name. Rods tai bus. Jo. Ir tada jeigu dabar jau nebeatsimenu, į didžioji procentas ir tada login. Taip, pavyzdžiui, dar čia turbūt bus. Nu, čia dar reikėtų daryti, pavyzdžiui, filtrą, kad tik tie, kurias updatinti reikia, ne? Bet irgi taip pat čia būtų kažkas tokio update status. Kažkas tokio. Dabar čia nebus pas mus update'ų, bet jisai paims sąrašą pluginų, kurias reikia updatinti ir tada jos po vieną updatins visus iš eilės. Nes tas Xargs, jis tiesiog ima iš sąrašo po eilutę ir tą procentuką toj vietoj, kur yra toj komandai, įterps va to plugino pavadinimą, kuris iš to pirmo sąrašo ateina. Ir tokiu būdu, jeigu jums reikia, kaip sako, ten per visas variacijas perėti ir kainą pakeisti, jūs pasiimat vieną komandą, kuri išlistina visas variacijas, tada per Xargsus, kita komanda, kuri pasima ID iš tos variacijos ir jai updatina ten price ar dar kažką. Ir tuk.
Tai jeigu turi ten tūkstančius kažko, tai ar tam variacijų, ar postų, ar kažko, mes vienas dalykas, kur mums yra buvę, esu susidūręs su tokiu dalyku, tai irgi 5000 straipsnių. Ir jeigu žinot, WordPress'e yra toksai dalykas, kad galima išjungti komentarus, ar ne? Bet komentarų išjungimas saugosi kaip meta prie kiekvieno posto. Ir jeigu tu atėjai ir settinguose išjungiai komentarus, tai jie išsijungia tik tais tiem postam, kurie bus sukurti po to. Visuose esamuose ten varnelė jau yra išsaugota, kokia buvo prieš tai. Tai jeigu turit 5000 įrašų ir visos juose reikia nueiti kiekvienam ir paspausti varnelę, kad išjungt komentarus, tai linkiu sėkmės. O čia tavo su XR komanda, jinai suksis ilgai, bet kol jūs kavą gerat, su kolega šnekatės, paims ir padarys šitos dalykus. Backgroundą pasleidžiat ir sukas. Nu, dar kokių nors pavyzdžių. Paprastai iš eBay'aus parsisiųsti kokį nors ten, nežinau, CSV, XML, tai tą CSV lygiai taip pat per va tokią komandą nusireidinat po eilutę ir einat tą eilutę ir dedat po vieną. Laisvai galima padaryti. Dar yra toks dalykas, pavyzdžiui, yra WP export, kur visą domenų bazę išeksportuoja, WPDB import, kuri visą WordPress'ą paimportuoja atgal. Galima, yra WPDB query komanda, kur galima tiesiog custominius SQL queries rašyti. Kas dar? Nu, tiesiog. Tai visi šitie dalykai įmanomi. Ir sakau, ir custominiai skriptai, nu, pavyzdžiui, dar kokį dalyką galim parodyti WP. On list. Help, neatsimenu. Cron event, Berods taip. Va. Kokie kronai WordPress'e bus įvykdyti ir kada? Kurie vėluoja, kurie nevėluoja, kokie užsetinti yra visi cron eventai, ką WordPress'as turi užšedulinęs. Ir parandins visus eventus, kuriuos šiuo metu reikia. Jeigu jūsų ten kronas misinasi, buvo praleistas ar dar kažkas, tai arba galima run ir konkretų pavadinimą evento, visus kronus pasivaldyti, susitvarkyti galima prie šitą dalyką. Transientai dar, jau čia gilyn į mišką daugiau tų medžių yra, bet jau bijau, kad apkrausit per daug informacijos. Dar kokių klausimų apie praktinius pritaikymus? Tai gal jį galima kažkaip naudoti, ar kokią alternatyvą atidėti pas savo kompį ir tas kažkaip laiko į savo sumeta duomenis visą. Dėl greičio. Aš tai vis tiek sakyčiau, kad turėtumėt commitinti GitHub'ą ir GitHub'as turėtų tada jau deployint ten, kur jums reikia. Tai mano būtų toks. Šiaip yra visokių ten tų sync pluginų, kurie leidžia, tarkim, vieną direktoriją susinkinti. Pačiam VS Code'as, man atrodo, irgi turi tokį, kur tiesiog ima tą direktoriją, kur esi ir kas kažkiek laiko ten sinkina per SFTP arba SSH. Man šitie nelabai patinka, ypatingai mes kalbam apie kažkokią produkciją, ar ne, kur gali tiesiog jums netyčia kvailoje vietoje padėta kabletaškį vien dėl to, kad jisai, žinai, atėjo jam laikas už 10 minučių paupdatint. Tai man toksai nelabai patinka. Man labiau patiktų, kad aš susikomitinau į Gitą ir tada jau, jeigu viskas ten yra master branch'e, main branch'e, pavyzdžiui, tą main branch'ą, tai jis gali ten ant kiekvieno naujo, tarkim, merge'o, ant kiekvieno kažko, tai irgi yra GitHub'e, pavyzdžiui, actionai, kuriem ten sudedi įsikretus šitus visus credentialus ir jiem padeployins į tam tikrą ten SFTP arba SSH serverio vietą. Bet jie juos padeployins tada labiau targeted, tada, kada jūs
actually nusprendėt, kad reikia deployint, kad čia jau tikrai verta įti produkciją, tai sumeržinat į production branch ar į main branch, jau konkrečiai toks yra jūsų priimtas sprendimas, kad jūs tą padarėte. Ir tokiu atveju jūs viską įdė galite daryti, nes jūs įdėgi galite visus ten meržus ir viską padaryti. Tai aš rekomenduočiau taip daryti. Nes aš šiaip nuoširdžiai esu taip daręs prieš kokį 10 metų ir esu smarkiai nusvilęs. Kai tokio update'o metu lūžta internetas ir į produkciją pasideployina tuščias failas ir tada jis automatiškai pasisinkina atgal į IDE. Ir tada 3 dienų darbas tiesiog puf. Tai aš dėl to, nuo to laiko aš labai myliu versijų kontrolę ir čia yra visada, jeigu nenaudojat versijų kontrolės, tai pirmas žingsnis, kaip jūs galite kokybiškai pagerinti savo visą darbo procesą, tai yra versijų kontrolė. Dar klausimų? Ar čia iš tos serijos, kur niekas nieko nesuprato, tai už tai kapulas neturi? Tai aš tikiuosi, kad bent keli žmonės Lietuvoje pradės dabar terminalą naudot, jis nebebus toksai baisus ateityje. Jeigu ką, visada galite manęs pasiklausti, tiek šitų e-mailų, tiek kodo poetų Slack'e. CLI-aus temom atsakau labai mielai, nes man šitas įrankis žiauriai pačiam patinka ir aš noriu, kad jį žmonės kuo plačiau naudotų development. Adresas į skaidrės. Šios dienos visos nuorodos ten, kurios yra aktyvios, galite pasispausti, naudoti. Dėkui.